Taigi, laba diena visiems. Mėlieji, labai džiaugiuosi, kad nebijodami tokio tikrai rudeniško karščio vis dėlto skyrėte laiko ir atvykote pas mus. Iš tikrųjų, taip greitai ir visai nejučia prabėgo metai ir literatūros seimelis vėl susirinko Druskininkuose. Džiugu ir labai džiaugiuosi, kad pernai užsitęsusi seimelio bendrystė su viešąja biblioteka, kad Druskininkų kurortas ir šios bibliotekos erdvės Lietuvos ir Lenkijos vertėjus, poetus, prozininkus įkvepia kūrybai, darbui, pasidalijimui patirtimis ir naujomis idėjomis. Literatūros seimelio veikla jau perkopė 10-mečio slenkstį, skaičiuoja jau 11 darbo metus. Teisingai. Taigi paplojam, nes vis dėlto taip įsilaikyti, kaip jūs laikotės. Ir aš manau, laikotės puikiai dėl to, kad dirbat savo darbą be galo sąžiningai, kruopščiai, nes vien atėjus į viršų, užlipus pasižiūrėti, kaip jūs susikaupę, įsigilinę dirbat, tai va tas ir atsakymas, kad užsispyrimas, atkaklumas, begalinė meilė savo kūrybai ir gerbimas, manau, tiek vienos tautos, tiek kitos duoda tokius puikius rezultatus. Ir per tą laiką seimelis nemažą savo indėlį įnešė į vertimo meno sklaidą, abiejų kaimyninių tautų literatūros populiarinimą. Šiemet kūrybinės vertimų dirbtuvės vėl suteikė beveik 20 dalyvių ir suteikė mums unikalią progą šiame baigiamajame renginyje susitikti su išskirtinės vertėjo profesijos atstovais. Kurgi daugiau sutiksi tiek vienos profesijos atstovų, jeigu ne literatūros seimelyje. Kai ką sužinoti ir mums buvo tikrai įdomu apie jų darbus, specifiką susipažinti su literatūros seimelio dalyvių kūryba. Šiemet literatūros seimelio susibūrimą organizavo Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondas, kuriam vadovauja jau daugelį metų literatūros vertimų baruose besidarbuojanti vertėja, daugelio kūrybinių premijų laureatė Irena Aleksaitė. Tad kviečiame fondo pirmininkę tarti žodį, kaip literatūros seimeliui šiomis rugsėjo dienomis sekėsi darbuotis bibliotekoje. Taip nusprendėm apklausti šiemet, kaip čia jums sekėsi. Oi, nesiruošiau, nemaniau, negalvojau. Visada jūs taip dirbat, mes ir sugalvom kažkaip kitaip. Pakalbinti jūs. Dirbam kaip visada su meile, noru ir entuziazmu, nes tai yra mūsų vertimas, tai yra darbas, hobis, laisvalaikis ir uždarbis. Viskas viename. Tai yra mūsų gyvenimo būdas. Tai kai susėdam, tai ir dirbam iš peties. Neapsakomai yra smagus šitie susitikimai, nes be šito mes netaip žinotume vienas kitų kūrybą. O dabar lenkų literatūra skamba lietuviškai, lietuvių literatūra skamba lenkiškai ir žodžiu, ir gyvenimas geras. Ačiū Jums labai. Na, o dabar žodį suteiksim nuostabiam žmogui. Taip gražiai šiandieną išskirtinai, ryškiai pasipuošusiai, jau sakau, bibliotekos bičiuliai, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkiai, gerbiamai Birutei Jonuškaitei. Ačiū, Birute, kad vėl turim puikią galimybę su jumis susitikti. Tikiuosi dar pasimatyti ir kitais metais. Na ir turim tikrai jau šiandien aptarėm daugybę kitiem metam nepaprastai gražių planų, bet sako, kalbėti kol kas neišduosim. Taigi, žodis jums, Birute. Labą dieną. Nežinau,
Nežinau, ar visi čia žino ir ar visi skaitė pernai metų informaciją ar šių metų, kas iš viso tie literatūriniai seimeliai. Tai labai paprastai tariant, vertimų dirbtuvės. Atvažiuoja rašytojai iš Lietuvos poetai, atvažiuoja vertėjai iš Lenkijos, sėdam ir dirbam prie tekstų. Ir žinoma, žmonės jau atsiveža pradėtų savo darbus, bet visada tai būna verčiant daug teksto, kad kartais net pats nematai elementariausių savo kažkokių net labai kvailų klaidų. O kai atsisėda visas būrys, tai, na tiesiog, jeigu ne vienas, tai kitas pastebi tą klaidą, jeigu ne trečias, tai ketvirtas. Ir kitaip sakant, šlifuojam tą vertimą iki jau galutinio rezultato, kokį paskui galėtumėm pasiūlyti, žinoma, Lenkijoje kokiems nors žurnalams arba ir išleisti atskirą knygą. Ir tokių knygų reikia pasidžiaugti, kad per tuos 10 metų išėjo tikrai labai daug. Jeigu pažiūrėtumėm, kokie lietuvių autoriai buvo prieš 10 metų Lenkijos rinkoje ir kiek jų, tai tiesiog ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti. O kai dabar paskaičiuoji, tai kiekvienais metais išeina kokia nors arba kelios poezijos knygos ir prozos knygos ir vaikams skirtos knygos. Tai mes tiesiog labai džiaugiamės vertėjų darbu ir dar labiau džiaugiamės, kad kiekvienais metais atvyksta vis jauni vertėjai. Jie visi jauni ir gražūs, jūs čia pamatysit, visi tokie entuziastingi. Bet jau, sakykime, Agnieszka Rembielkovska, ar Joanna Tabor, ar Paulina Ciutska, kurios pradėjo nuo pat pirmų seimelių, jau užaugino būrį savo studentų ir studenčių. Ir jau dabar jau ir jie atvažiuoja. Ir va šiemet irgi labai džiaugiamės, kad buvo 2 visiškai dar likščiol seimeliuose nedalyvavę žmonės. Tai Kaspar Herman, pasirodyk, aplodismentai. Ir dėja vakar išvažiavo, negalėjo ilgiau pabūti su mumis, bet vis vien dirbo Barbara Mikulevič. Tai mes jau kai pagaunam tą jaunimą, tai ir labai nenorim paleisti, kad jis niekur nepabėgtų ir toliau užsimtų vertimais. Nes, na, vertimai, Irena čia sakė, gerai gyvenam, bet tam, kad iš vertimų pragyvent, o ypač, sakykime, Lenkijoje, kur tokia didelė rinka ir kur visi žiūri į vakarų literatūrą, į vokiečių, anglų ir panašiai, tai sudomint lietuvių literatūrą Lenkijos leidyklas, na, nėra taip paprasta. Ir visi šie žmonės atlieka ne tik tai vertėjų darbą, bet ir savotiškų ambasadorių darbą ir vadybininkų darbą, nes jiems dar reikia ir rastas leidyklas, ir įtikint, ir įkalbint, kad štai įdomus autorius ir iš Lietuvos, nebūtinai iš kokios, nežinau, Švedijos, Anglijos ar Vokietijos. Tai mes tikrai labai jiems už tai visi dėkingi. O su druskininkais taip jau nutiko, kad daug metų važinėjom tik į Krasnagrūdą, ten vykdavo tie seimeliai, bet visi vertėjai pradėjo kalbėti, kad mes pasiilgę Lietuvos, darykim ir Lietuvoje ką nors, ne tik tai Lenkijoje. Ir štai taip sugalvojom, kad čia tokia kaimynystė būtų labai graži. Tai žinoma, širdingai jums dėkojom, kad jūs vis leidžiat mums čia savo pastogiai dirbti ir tikrai labai gera vieta, labai patogu. Ačiū už tą svetingumą, už kavas arbatas, sausainius, už meilę, už spausdinimą mums reikalingų tekstų, už viską. Tai paplokim direktoriai visam kolektyvui. Ir jau rašau projektą kitiems metams ir labai tikiuosi, kad vėl jūs mus priimsit kitais metais ir jau, kaip minėjau, su tam tikrais akcentais labai įdomiais ir gražiais, galbūt sugrįšim į druskininkus. Žinoma, viskas priklauso ten nuo aukštybėse sėdinčios kultūros tarybos ekspertų, bet tikėkimės, kad skirs jie tų pinigų. Tai kągi, tai žodžiu pasilabinom, pasidėkojom, o dabar turbūt laikas poezijai ir pradėsim skaityti vertimus, originalus ir vertimus. Ir pirmo numeriu kviečiam, ar dar kažką turėčiau pasakyti, ne? Pirmo numeriu
kambario kviečiam jauną, bet labai įdomią, labai jau žinomą Lietuvoje poetę Ramunę Brundzaitę. Ir jos eilėraščius į lietuvių kalbą vertė Emilija Jornutovska ir Agnieszka Rembielkowska. Tai prašom, Emilija. Sveiki, labai čia gera būti pas jums druskininkų švero. Čia kasmet beveik atvažiuoju į poetinį druskininkų rudenį, tai labai smagu būti dar ir prieš rudenį. Ir labai esu dėkinga savo vertėjams už jų darbą. Italijos miestai yra moteris. Visi Italijos miestai moteriškos giminės, taip skelbia gramatika. Ir pusiasalis saulinukas, pritardamas, kaukšteli aukštu kulnu. Miestai motinos supuoja dukrelę civilizaciją. Miestai meilužės deginasi, dailės kojas į apeninus atrėmusios. Miestai žmonos barškina indais virtuvėje, trina baziliką, švelniai pjausto mozzarellą ir verda pastą. Miestai seserys laukia brolių, sirenas bandydamos peršaukti. Miestai mylimosios, miestai dukterys, miestai našlės, miestai paliktosios, Romos, Genujos, Florencijos, Venecijos, Udinės, Bolonijos, Pizos, Milanai, Veronos, Ravenos. Italijos miestai yra moterys. Italijos moterys yra miestai. Miasta Italii to kobiety. Wszystkie miasta Italii są rodzaju żeńskiego, tak twierdzi gramatyka, i półwysep Bud zgodnie stuka obcasem. Miasta matki kołyszą córkę cywilizację. Miasta kochanki opalają się, kładąc piękne nogi na Apeninach. Miasta żony dzwonią naczyniami w kuchni, ucierają bazylię, ostrożnie kroją mozzarellę i gotują makaron. Miasta siostry czekają na braci, próbując przekrzyczeć syreny. Miasta ukochane, miasta córki, miasta wdowy, miasta porzucone. Romy, Genue, Florencje, Wenecje, Udiny. Bolonie, Pizy, Mediolany, Werony, Raweny. Miasta Italii to kobiety, kobiety Italii to miasta. Džinsai. Sėdžiu, žiūriu į savo džinsus ir man gėda. Paslapčia apžiūrinėju kitų šalia sėdinčių merginų džinsus. Ant vienos merginos šlaunies dėmelės. Man gėda mažiau. O gėda, nes apsmukę, nusitrynę, nes ta dalis aplink pilvą vis pučiasi, apvalėja ir ne todėl, kad laukčiausi. Tada galėčiau ne iš gėdos glostyti pilvą, šypsotis, švytėti, kalbėti apie svarbiausią moters išsipildymą. Ir iš tikrųjų čia net ne džinsai, o tik džinsų imitacija už 10 eurų iš prekybos centro. Aš nesuprantu, ką reiškia šitie dydžiai. Čia per daug skaičių ir raidžių. Kaip galima apsipirkinėjimą minėti kaip mėgstamą laisvalaikio užsiėmimą užsienio kalbų vadovėliuose. Ir kodėl kartais man tinka 33, o kartais 42, o kartais visi sukabinti dydžiai per maži. Visi per maži. Aš storiausia pasaulyje. Rūbų parduotuvėse jaučiuosi lyg vagilė. Tuoj mane atpažins ir išmes. Sukasi galva. Aš buvau labai liekna. Mano mama buvo labai liekna. Sustambėjo, kai pradėjo vartoti antidepresantus. Ir tėvas rado dar vieną priežastį kelti balsą ir savo mėgstamą žalvarinę taurelę. Jei tik rasčiau tokius džinsus, kurie sugertų visas dėmes, kurie nesmuktų, kuriuose pranyktų mano pilvo rievės, tėvo taurelė ir visos mamos tabletės. Džinsus, kurie patrynus išpildytų norus. Džinsus, nuo kurių stotų taika pasaulyje. Džinsus vaistus nuo vėžio. Džinsus pamaitinsiančius skurstančius. Džinsus į kitą pasaulį. Dżinsy. Siedzę, patrzę na swoje dżinsy i mi wstyd. Ukradkiem zerkam na dżinsy dziewczyn siedzących obok. Jedna ma plamę na nogawce. I już wstydzę się trochę mniej, a było mi wstyd, bo gnięte, wytarte, bo materiał na brzuchu stale się wzdyma, marszczy. Nie dlatego, że jestem w ciąży. Gdybym była, głaskałabym brzuch bez wstydu.
promieniałabym, mówiłabym o świętym powołaniu kobiety. A to nawet nie są prawdziwe dżinsy, tylko podróba za 10 euro z sieciówki. Nie wiem, o co chodzi z tymi rozmiarami. Za dużo cyfr i liter. Jak to możliwe, że w podręcznikach do nauki języka zakupy są w rozdziale hobby? Dlaczego raz mieszczę się w 33, raz w 42, a raz w niczym? Tak, w niczym, bo wszystko za małe. Jestem najgrubsza na świecie. W sklepie odzieżowym czuję się jak złodziejka. Zaraz mnie nakryją i wyrzucą. Kręci mi się w głowie. Byłam bardzo szczupła. Mama była bardzo szczupła. Przytyła, kiedy zaczęła brać antydepresanty. Wtedy ojciec miał kolejny powód, żeby podnieść głos i znów zajrzeć do ulubionego kieliszka. Gdybym tak znalazła dżinsy, które wchłoną wszystkie plamy, które będą w sam raz, w których przepadną fałdy tłuszczu, kieliszek ojca, tabletki matki. Dżinsy, które po potarciu spełniają życzenia. Dżinsy, od których na świecie nastanie pokój. Dżinsy, które głodnych nakarmią. Dżinsy do innego świata. Prašom džinsų. Nepaprastai gražus eilėraštis. Tikrai. Nuostabu. Tai nėra džinsai. Tiesiog jums prisiminimui už tą nuostabę kūrybą. Ačiū labai. Ačiū. Kviečiame Indrę Valantinaitę ir jos vertėjus Kasparą Hermaną ir Dominiką Jagielką, bet Dominika Jagielka paskaitys ne savo vertimą, o paskaitys Agnieszkos Rembielkovskos vertimą Tunelis, taip? O paskui paskaitys savo. Savo vertimą paskaitys draugė. Tai yra 3 eilėraščius, taip? Tai bus Taros eilėraštis. Atsiprašau. Tai tada taip, Alfa ir Omega, Kasparas skaito ir Tunelį, kurį išvertė Agnieszka Rembielkovska, bet skaito Dominika Jagielka. Ir Bažnyčias, kurią išvertė pati Dominika Jagielka. Tada aš perskaitysiu Sveiki visi. Alfa ir Omega. Draugės senelis visuomet, net ligos patale, prieš gurkšnį taure išraitydavo virpantį gulščią gyvačiukės 8. Jis mirė 35, nuskendo srauniausioje mūsų miesto upėje. Vienintelis amžinas tai yra troškulys. Alfa i Omega. Dziadek przyjaciółki, nawet złożony chorobą, zanim wypił, kreślił kieliszkiem w powietrzu drżącą, poziomą, zwiniętą w 8 żmijkę. Zniknął w bystrym nurcie. Miał 75 lat. Nieskończone jest tylko pragnienie. Ačiū labai Kasparui ir iš tikrųjų tai labai įdomu susitikti save ankstesnę, nes eilėraščius pasirenka, kuriuos nori versti patys vertėjai. Na ir tuo metu tikrai man atrodė, kad galbūt tas troškulys yra amžinas, bet paskui paaiškėjo, kad yra truputį kitaip. Eilėraštis labai tinkamas šiai dienai ir Dominika irgi priminė man jį ir nusprendėme jį paskaityti. Vadinasi, Bažnyčios. Ta prabangi vėsuma karštą vasaros dieną. Vitražai, statulos, inkrustuotos taurės, paauksuoti skliautai ir marmuras. Girdėti šnaresys sausų, prašančių lūpų. Kai kurie veidai vis dėlto sutrikę. Vakar buvo išneštas restauruoti stebuklingas mergelės paveikslas.
Dievas ir puikybė taip darniai telpa vienoje širdies kertelėje. Lyg susigrūdę ant galinės taksi sėdynės, važiuotų iki ežero, pievos ir miško pavėsio, kur bitė dūksdama ant upės kranto laiko mišias. Balvų klauptuose nardo žuvys, tavo rankoje visas dangus atsispindi taurėje. Besėdint ant languoto pikniko dekučio, bet kuri plakanti širdis virsta bažnyčia. Kościoły. Ten luksus chłodu w upalny dzień. Witraże, posąg, inkrustowane kielichy, złocone sklepienia i marmur. Szelest spieszłych, proszących ust. Na niektórych twarzach konsternacja. Cudowny obraz Madonny wczoraj zabrali konserwatorzy. Bóg i pycha zajmują ten sam zakątek serca. Jakby ściśnięci na tylnym siedzeniu taksówki jechali nad jezioro, łąkę, pod las, gdzie pszczoła brzęczeniem mszę odprawia nad brzegiem rzeki. W klęcznikach fal nurkują ryby, w Twoje ręce całe niebo odbija się w kielichu. Na piknikowym kocu w kratę każde bijące serce staje się kościołem. Ačiū labai, Dominika. Ir čia iš tikrųjų tokia jau mano užgaida vis tiek paskaityti vieną iš tų išverstųjų, kuris chronologiškai yra vienas iš, nes prieš vis tiek kokius ten 4 metus, 5 metus parašytas. Tai tunelis. Kažkuriame ankstesnėme laike mes sutikome tapti matomais, kad nebūtume vien vėjas vėjyje, apsirengėme kūnai savaisiais. Jokios kulkos, žaizdos, randai neatsveria saties monų. Atėjome pajust odą lietų, bažnyčių vėsą ir vienas kito seilės, užuosti geismą ar pūvančius obolius sode rudens, apsiaut ledinių šaltinių, čiaumoti sultingą kąsnį, apsvaigti vynu, leisti pasisotinti uodui, paseilinti kandimo raudonį, pagelbėti aklajam perplisti upę, padėti raišam su jo nešuliais. Tu tik pažiūrėk, kokios stiprios mano rankos. Bemat išrauščiau tunelį mums pasislėpti. Tu tik paklausyk, kaip dunksi mano širdis. Bemat išrauščiau tunelį mums išlėkti. Tunelį giliai, giliai po žemę, su dangumu susisiekianti. Ir tuomet sušukčiau plačiai nutvėksta nuostabos. Žiū, mylimasis, pasaulis tik prasideda ten, kur manėme jį pasibaigus. Ačiū. Tunel. W którymś z czasów poprzednich zgodziliśmy się na widzialność. Żeby nie łopotać na wietrze, włożyliśmy na siebie ciała. Żadne kule, rany ani blizny nie przesłonią nam urody świata. Przybyliśmy, żeby poczuć deszcz na skórze, w nawie chłód, silną się podzielić, zwęszyć pożądanie albo gnicie jabłek w ogrodach jesieni. Stopy okryć lodowatym źródłem, wyssać sok, odurzyć się winem, dać się pożywić komarom, poślinić miejsce ukąszenia. Ślepca przeprowadzić przez rzekę, kulawemu ponieść tobołki. Tylko popatrz, jakie mam silne ramiona. Wmig wykopię dla nas tunel na kryjówkę. Tylko słuchaj, jak łomocze mi serce. Wmig wykopię dla nas tunel, przeżyjemy. Tunel nisko, głęboko w ziemi, tunel połączony z niebem. A wtedy krzyknę głośno, wykrzyczę cały zachwyt i zdziwienie. Spójrz, kochany, to początek świata. Świat nam wcale się nie skończył. Ačiū labai vertėjams, ačiū labai visiems organizatoriams, visiems klausytojams. Ačiū. Ačiū Jums už nuostabiai skambėti. Tiesiog iš širdies Tai dabar kviečiame Sarą Poisson ir jos vertėjas Agnieszka Rembiałkowska ir Dominika Jagielka.
Draugė, studentų bendrautojai, mudvi surengdavome žemės riešutų halvos valgymo šventę. Kartais halvą pakeisdavom aviečių uogienę. Vėjo perpučiamame, skersvėjo nuskaidrintame kambaryje jį įjungdavo draudžiamą elektrinį virdulį, mokydama mane nusižengti taisyklėms. Dėvėdavo raudoną chalatėlį ir kartais storą šaliką, kurios slėpdavo kasmet vis didėjantį apgamą, liudijantį, kad yra 2 kart senesnė, nei atrodo, kalbėdama apie savo meilę vienam iš dėstytojų. Medžiodavo jį pagal jo paskaitų grafiką, stengdamasi susitikti žvilgsniais, ar bent pamatyti pro langą, kaip kulniuoja savo trumpomis kojomis, keistai ir pavojingai kresteldamas akiniuotą galvą. Ji mėgo išdidžiai vilkėti rankomis sukurtus daiktus, grubiomis išsiklaipiusiomis mezginio kilpomis, nedarniai apgulančių smulkų jos kūną, tarsi mokydama mane klausti savęs, ar tikrai yra gražu tai, kas negražu. Tai buvo svarbios pamokos apie grožį. Didžiavausi, kad mane išsirinko halvai valgyti ir jos dešinės rankos nagučiams nukirpti, nors tai aš jos meilę vadinau sapnų, hormonų ir žodžių žaidimo sprogstamuoju mišiniu, kuriam suveikus nebelieka nieko. Vėliau ištekėjau už politiko, iš jo sužinojau apie slaptus pinigų kelius politiniai daugumai nupirkti. Tai išmokė mane netikėti iš tribūnų tariamų žodžių tėvynė, įtariai žiūrėti į tai, ką pati vadinau tėvynė. Paskui vyrą politiką sekiojo ištikimai, kaip ir ištikimai laikėsi jaunystės laikų meilužių. Pasakodavo apie puikius savo apatinius, palaikančius abipusę aistrą, dejuodama, kad vyras nesutaiso lašančių vandens čiaupo. Prieš rinkimus skelbė nuotraukas su savojo politiku susikibę rankomis, nudailinti photoshopo, tikri saldainiukai. Tai buvo mokyklėlė negrinumo svaiguliui suprasti, primenanti jos perpildytą, dulkėtą, nestabilę, tarytumei girtą knygų lentyną. Tos knygos ją išmokė kažko visiškai kitoniško nei mane. Ir dabar man aiškiau negu aišku, kokios nenuspėjamos veislės yra žmonės su knygomis ir gudriais telefonais rankose. Przyjaciółka. W akademiku we dwie organizowałyśmy święto jedzenia chałwy z orzeszków ziemnych. Czasem chałwę zmieniał dżem malinowy. W podmuchach wiatru w pokoju rozjaśnionym przeciągiem włączała zakazany czajnik elektryczny, ucząc mnie przekraczania granic. Nosiła czerwony szlafrok, czasem owijała się wielkim szalikiem. Ukrywała pod nim znamie, które powiększało się, zdradzając upływ czasu. I opowiadała o miłości do jednego z wykładowców. Czatowała na niego po zajęciach, próbowała złowić jego wzrok, albo chociaż podejrzeć przez okno, jak drepcze na tych swoich krótkich nogach, jak dziwnym ruchem w głowy odrzuca włosy. Dumnie nosiła robione na drutach swetry. Szorstkie, koślawe ściegi wisiały na jej drobnym ciele. Tak uczyła mnie zadawać sobie pytanie, czy naprawdę jest ładne to, co nieładne. To były ważne lekcje piękna. Czułem się wyróżniona, że to mnie wybrała do jedzenia chałwy i obcinania paznokci jej prawej ręki, chociaż jej miłość nazywałam mieszanką wybuchową snów, hormonów, gier słownych, której siła rażenia niszczy wszystko. Potem wyszła za polityka, od niej dowiedziałam się o tajemniczych pieniądzach, za które można kupić poparcie. To sprawiło, że przestałam wierzyć w słowo ojczyzna wypowiadane z trybun. Uważnie przyglądałam się temu, co sama nazywałam ojczyzną. Potem wiernie podążała za mężem, tak jak wiernie trzymała się kochanka z młodości. Opowiadała o wymyślnej bieliźnie, podkręcającej wzajemne pożądanie. Narzekała, że mąż wcale wciąż nie naprawił cieknącego kranu. Przed wyborami publikowała zdjęcia.
pod rękę ze swoim politykiem, poprawione w Photoshopie, cud miód. Wtedy zrozumiałam, że można odurzyć się brakiem klarowności i stać się jak przepełniony, zakurzony, niestabilny, pijany regał z książkami. Te książki nauczyły ją czegoś zupełnie innego niż mnie. I teraz to dla mnie jasne, jaką nieprzewidywalną rasą są ludzie z książkami i przebiegłymi telefonami w rękach. Ačiū labai Dominikai. Kodėl aš perku? Aš perku šampūną nuo pleiskano, nes jos yra melagingas sniegas. Aš perku, nes ledų šaukštas, kurį perku, gimdo sferas, kurios tarsi šalčio ikreliai. Aš perku plieninį kampuotį lieptelį sutvirtint, nes medis keršyje man trūnydamas. Aš perku juodą kibirą, panašų į tą, kurį pavogiau. Galiu būti teisingesnis nei noriu. Aš perku rusvą neslystantį kilimėlį voniai, nes jo ten laukia draugystė su rūdimis. Aš perku lietvamzdį, bet esu vandens ganytojas ir metalo mėgėjas. Aš perku rusišką lauko kepsninę, nes niekas manęs neperspėjo, kad ji rusiška. Aš perku žieminius česnakus. Kai pasodinsiu, tai bus mano sveikas spjūvis žiemai. Aš perku purškalą nuo uodų ir erkių, bet nesumoju, kaip įtaigiau į juos nusispjauti. Aš perku draugiai knygą apie miestų istoriją. Tai išryškins jai kaimišką gėrį. Aš perku bilietą į šiuolaikinį cirką, nes cirkas, kuriame gyvename, nėra šiuolaikiškas. Aš perku kaminkrėčio paslaugas. Man smagu, kai kas murzinas žiūri iš aukšto. Aš perku antkapį giminės kapui, nes šitoj šaly reiks sunkenybių mirčiai prislėgti. Aš perku knygų lentyną, paminklą laikams, kai tai, kas gražiausia, rasdavai popierių. Aš perku daktaro kostiumą mažai mergaitai, kuri mokosi augti per skausmą. Aš perku saulėje džiovintus pomidorus, su jais savo šiaurėje prisidursiu trupinėlį saulės. Aš perku lašiukus dėl geresnio miego, nesgi niekas neparduoda miego. Aš perku, nes pasaulis kupinas aiškių daiktų, kaip sakė Haris Martinsonas. Aš perku, nes daiktų pirkimas yra būdas pamažu susipirkti save, nors kažkur anot Hario vis tiek yra jūra, kur tikėjimas gimsta nuolatos lyg žuvų mailius. Aš perku, nes patinka stumdyti tos cipsinčius vežimėlius prekybcentrius. Perku, nes juk visada norisi ką nors pastumti. Dlaczego kupuję? Kupuję szampon przeciwłupieżowy, bo łupież to podróbka śniegu. Kupuję łyżkę do lodów, bo rodzi sfery, które są niczym ikra mrozu. Kupuję stalowy kątownik do umocnienia pomostu, bo drewno mści się na mnie gniciem. Kupuję czarne wiadro, takie jak to, które ukradłem, bo chyba jestem uczciwszy niż bym wolał. Kupuję beżową, antypoślizgową matę do wanny, bo zaprzyjaźni się z rdzoną. Kupuję rynnę, bo pasterz wodę i fan metalu. Kupuję ruski grill, bo nikt mnie nie ostrzegł, że to ruski grill. Kupuję zimowy czosnek. Jak go zasadzę, to będzie moje plunięcie zdrowiem na zimę. Kupuję spray na komary i kleszcze, bo nie mam pomysłu, jak opluć je efektowniej. Kupuję koleżance dzieło o dziejach miast, to uwydatni jej wiejską poczciwość. Kupuję bilet do nowoczesnego cyrku, bo cyrk, w którym mieszkam, jest zacofany. Kupuję usługi kominiarza, bo lubię, kiedy ktoś brudny patrzy na mnie z góry. Kupuję nagrobek dla bliskich zmarłych, bo w tym kraju śmierć trzeba czymś przytłoczyć. Kupuję regał, pomnik czasów, kiedy to, co najpiękniejsze, było na papierze. Kupuję kostium lekarza dla małej dziewczynki, którą dorastać uczy ból. Kupuję pomidory suszone w upale. Dzięki nim na swoją północ przymycę krztynę słońca.
Kupuję łososie, żeby lepiej spać, bo przecież nikt nie sprzeda mi snu. Kupuję, bo świat jest pełen rzeczy oczywistych, jak mówił Harry Martinson. Kupuję, bo kupowanie rzeczy to sposób na stopniowe wykupienie siebie. Mimo że gdzieś tam, jak twierdzi Harry, jest morze, w którym wiara rodzi się bez przerwy, jak na rybek. Kupuję, bo lubię pchać te piszczące wózki w hipermarketach. Kupuję, bo przecież zawsze fajnie jest coś przepchnąć. Dar kartą labai noriu padėkoti vertėjoms ir kažkaip taip pasidžiaugti tą tokią laisvę ir laisvę joms versti tai, ką jos nori, niekas joms nieko neprirodė, pačios pasirenka, ką versti. Na ir mums poetams yra džiaugsmas, kad mus pasirenka labai ir kad paskui nepaprastai atidžiai skaitom kartu tos eilėraščius. Ir tai yra didžiulis džiaugsmas, kad šitai bendrauti per poeziją kažkaip labai giliai, esmingai. Taip kad labai ačiū ir projekto vadovai ir vertėjams. Labai ačiū. Ačiū, Sara, aš perku. O dabar kviečiame viešnią iš Lenkijos, jie atvyko pas mus iš Liublino, tai Aleksandra Žinčiuk. Ir jos eilėraščius paskaitysim, vertimus Irena Aleksaitė paskaitys ir aš pati. Od nowa. Przyjdzie czas chłonięcia map, odpadających płatkami skurczonych jezior, urywanych bladoniebieskich linii, rozsypujących się otulin, trzeszczących wysypów małych krzyżyków, folwarcznych ryniel i kaplic, zalewających łąki niczym jaśmin w zwiastunach przed lata. Mapy nam zostaną, jedyne opowieści. W końcu to nie my sprzątaliśmy ziemię pod Czarnobylem, powinniśmy się czuć bezpieczni. Tylko patrzyliśmy na wynaturzenia noworodków. Żywe mięso zaskoczy nas po latach i rozkoszować się będziemy sobą. To już się dzieje, w razie czego przełącz kanał, wyjdź do lodówki. Atsinaujinimas. Bus metas, kai liks tik tai žemėlapiai. Iš jų, kaip susitraukę žiedlapiai, kris ežerai ir melsvos trūkčiojančios gijos. Traškėdamos pavirs mažų kryželių kalvos ir lietvamzdžiai palivarkų. Koplyčios išsilies per pievas, it vasarą jau pranašaujantis jazminai. Mums liks žemėlapiai ir liūdės vien tik jie. Šiaip ar taip, juk ne mes tvarkėm žemę po Černobylio. Turėtume jaustis saugus, tik žiūrėjome į apsigimusius vaikus, gyvą mėsą, netikėtai išvydę po daugelio metų, galėsime gėrėtis savimi. Tai jau vyksta. Dėl viso pikto perjunk į kanalą, lįsk šaldytuvą. Aż Smorienti przereklamowana. Po lewej ręce zima, po prawej czyjeś usta. Plecami do wiosny, z dusznych tkanek poprowadzona dłoń na bazar życia, przekraczająca złośliwego guza. Udaje więc, że nie nasłuchuje, kiedy umierasz co noc. Sny odlatują cicho, paragon skleja puste skrzydła i za chwilę w domyśle będziemy zgadywać słowa na głos. To tylko ciało, powtarzasz. Wylegująca się chwila definitywnego finału. Liście klejące buty, śnieg przytulony do twarzy. Idzie ku światłu, zatrzymuje się na twarzach i spływa ich grymasem. Ostatnia godzina, jak pocałunek prosto w usta. Poruszenie tylko między liczeniem kroków, a słońcem na szybach, do rana. Potem pustynia słowa, krzyż na ścianie, drewno w rękach. Pernelyg išreklamuotas Ars Moriendi. Kur kairė ranka žiema, kur dešinė kažkieno lūpos, nugara į pavasarį, iš tvankių audinių į gyvenimo turgų vedamas delnas perkopia piktybinį auglį. Vaidinu, kad nesiklausau, kaip tu kas naktį miršti. Sapnai nuskrenda tyliai, sąskaitos sulipina tuščius sparnus
Ir po akimirkos bandysime garsiai atspėti, ką lūpos tarė. Tai tik kūnas, kartoji, išsidriekusi griežto finalo akimirką. Batus aplipę lapai, prie veido prilipęs sniegas, eina šviesos link, pasiekia veidus ir nuteka jų grimasomis. Paskutinė valanda, kaip pabučiavimas tiesiai į lūpas. Sujudimas tarp skaičiuojamų žingsnių ir saulės į langus iki ryto. Paskui žodžio dykra, ant sienos kryžius, medinis rankose. Ačiū. Ačiū. Zostań tu melodio, czas się nie zatrzyma, po tej stronie rzeki, stronie rzek. W głęboką toń popłynie pieśń woda, zawoła głos woła. Wróci niemy łabędź na miejsce, choć go nikt nie wzywa, nikt nie chce, nie. Puls pamięci, tętno rzeki, wierzbi brzegiem pochylone, pochyl się. Plecione wrzeciono, to o ludziach dzieje, ktoś na łódce płynie, płyń i pochyl się. Jasio poił konie, idzie tam dziewczyna, a rzeka płakała, ojca matki nie ma, ojca matki nie. Chłopiec zdarł koszulę, ratuj topielicę, pękło obok serce, pękło se. Wrócił Cygnus Olor, choć go nikt nie wzywał, wszystko oczkiem widział i pozostał głuchy, zawierzył nam sierpień, zawieś sierp, nie powtórzy nic. Melodija. Pasilik čia, o melodija. Laikas nesustos šioje upės pusėje, upės pu. Į gelmes nuplauks giesmė, vanduo pašauks, balsu šauks. Sugrįš nevilė gulbė, nors niekas jos nekvies, niekas nenorės, ne. Atminties pulsas, upės tvinksniai, palinkę gluosniai pakrantėm, pasilenk. Tai suverptos istorijos apie žmonės. Kažkas plaukia valtimi, plauk ir pasilenk. Jasius girdė arklius, ten mergelė, o upė verkia, tėvo motinos nėra, tėvo motinos nėra. Bernelis nusiplėšė marškinius, gelbėk skenduolę, plyšo šalia širdis, plyšo ši. Grįžo Cygnus Olor, nors niekas jos nekvietė. Akelėm regėjo ir liko nebyli, mumis pasitikėjo. Rugpjūtį, baig pjūtį, nepakartos, ne. Ačiū, Irena. Ačiū viešniai. O dabar, kad suprastumėt, kas iš viso čia vyksta, tai pakviesim Benediktą Januševičių ir jis paskaitys eilėraštį Poezijos vakaras. O jo vertimą į lenkų kalbą paskaitys vertėja Anna Kravčik. Sveiki, bičiuliai. Poezijos vakaras. Dar tik pradžia, bet išspraksėjo visi fotografai. Pirmoje eilėje įsitaisė senukas, paskutinis iš modernistų. Delną pridėjęs prie ausies įtemptai klausėsi, paskui užsnūdo. Viena močiutė sprendžia kryžiažodį, kita mezga. Poetas numeris 5 ilgai varto lapus, ieškodamas eilėraščio. Dviese sėdi ir kalbasi. Jis skundžiasi likimu, ji dėmesingai linkčioja, kai kas kenčia. Nesuprasi, ar skauda dantį, ar dėl prastų tekstų. Žmogus prie baro geria kavą ir nekvaršina savo galvos. Poetas numeris 6 daug kalba, džiaugiasi, kokie gražūs žmonės šį šaltą vakarą susirinko pasiklausyti eilių, galiausiai išeina taip nieko ir nepaskaitęs. Suskamba telefonas. Visada kam nors suskamba telefonas. Kai kas trypšioje vietoje, sėskite, prašom, čia neužimta. Kai kas kosteli. Visada kas nors kosteli. O kai kas atsitempė rastą, sako, geras daiktas, pravers.
Poetas numeris 9 tvirtina, kad negali pakęsti kolegų komentuojančių savo tekstus. Skaito įsiutęs. Literatūros profesorius atsistoja ir pasišalina. Išėjo nusivemti, konstatuoja nesvarbus poetas. Renginio vedėja ir organizatorė piktai dėbteli į mane. Vilčių teikiantis jaunuolis mintyse kurpė eilėraštį apie akumuliatorių. Nesukurps. Vilčių nepateisinęs skaičiuoja varnas. Poetas numeris 7 siaubingai jaudinasi, braukia nuo kaktos prakaitą, nuolat užsikerta. Kaži, varnas rašo eilėraščius. Ar esama varnų literatūros ekspertų? Ar už varnų poeziją gausiai dalyjamos premijos? Poeto numeris 2 niekas nėra girdėjęs. Pakviečia mane, bet prišokęs eilė galys mėgėjas atima mikrofoną ir skaito pats kažką apie tėvynę. Grįžtu į vietą. Prie nesvarbaus poeto palinksta nelaboja ir sako: girdėjau, tu laimėsi, tu šiandien geriausias. Pasirodo, čia bus paskelbti nugalėtojai. Vargšas apsalo, įtarė, kad nelaboji mulkina, bet nerimsta. Poetas numeris 11 iš eilėraščių lanksto popierinius lėktuvėlius ir leidžia į salę. Salės gale grindų staiga atsiranda žaltys. Publika skubiai sušoka ant kėdžių ir ima spiegti. Kažkoks prašalaitis užkuria primusą, spirgina lašinius su svogūnais, žada pamaitinti alkstančius. Poetas numeris 4 skaito apie Liepos 14-ąją, jam niekas neploja. Nepažįstamas geraširdis dalyviams pasiūlo alaus. Dauguma atsisako, bet visiems smagu. Pasipiktinusi kolegė šūkteli: pagalais, kurgi moteris, kur jūsų eilėraščios moteris? Ar netiesa, kad mūsų poezijoje rašoma tik apie vyrus? Poeto numeris 1 eilėraščiai kvaili. Prie Rykštukų namelio mane užkalbina skustagalvis odinės striukė, sako: žinai, aš irgi rašau, pasikalbėkime apie poeziją. Gal kitą kartą burkteliu ir sprunku kuo toliau nuo jo, atgal į salę. Poeto numeris 3 eilėraščius daugelis mėgsta. Negi poezija tik abstraktų žodžių vyniotiniai, tik dekoratyvus melas. Poetas numeris 10 skaito svyruodamas, galop griūva. Ar žodžiai pajėgtų sunaikinti pasaulį? Poetas numeris 8 pameta lapus su eilėraščiais, šie plačiai pasklinda po grindis. Vakaras baigėsi, o aš spėlioju, kodėl jie rašo tokį šlamštą. Kam visą tai skaito? Leidžia knygas, kam jų gali reikėti? Mane užpuola renginio vedėja ir organizatorė. Jis sako, kad sugadinau vakarą, šaukia manęs, mėginu pertraukti, bet ji nesiliauja, jis šaukia. O aš prašau žodžių, jis šaukia, prašau žodžių, galop leidžia man įsiterpti ir aš pasiunčiu ją. Kuo toliau? Visą likusį gyvenimą ji su manim nesisveikins. Wieczór poezji. To dopiero początek, ale wszyscy fotografowie już się pstrykali. W pierwszym rzędzie umocnił się staruszek, ostatni modernista. Z dłonią przy uchu wsłuchuje się w napięciu, no ale przysypia. Jedna babcia rozwiązuje krzyżówki, inna robi na drutach. Poeta numer 5 długo przerzuca kartki w poszukiwaniu wierszy. Parka siedzi i rozmawia. On skarży się na los, ona skwapliwie przytakuje. Ewidentnie coś go boli i nie wiesz, czy to ząb, czy kiepskie teksty. Typ przy barze wypija kawę i ma wszystko gdzieś. Poeta numer 6 dużo mówi. Zachwyca się, że mimo niepogody tacy piękni ludzie zebrali się, by posłuchać wierszy. A koniec końców i tak niczego nie czyta. Dzwoni telefon. Zawsze komuś musi zadzwonić telefon. Ktoś drepcze w miejscu. Proszę siadać, tu wolne. Ktoś pokasuje. Zawsze coś pokasuje. A ktoś przytłaszczył kłodę, mówi: dobra rzecz, przyda się. Poeta numer 9 mówi, że nie może ścierpieć, jak koledzy komentują swoje teksty. Czyta z pianą na ustach. Profesor literatury nagle wstaje i wychodzi. Poszedł żygać, konstatuje nieistotny poeta. Moderatorka i organizatorka rzuca mi groźne spojrzenie. Obiecujący debiutant kręci w głowie wiersz o akumulatorze. Nie skleci. Jego równie dobrze zapowiadający się poprzednik niewypał liczy barany. Poeta numer 7 strasznie przeżywa. Ociera pot z czoła, ciągle się zacina.
Kto wie, może barany też piszą wiersze. Czy istnieją specjaliści do spraw baraniej literatury? Czy barania poezja jest nagradzana? O poecie numer 2 nikt nie słyszał. Wywołują mnie, ale wskakuje wiersz okręta amator, przejmuje mikrofon i zaczyna czytać coś o ojczyźnie. Wracam na miejsce. Nad nieistotnym poetą pochyla się czarny charakter i szepcze. Słyszałem, że wygrasz, że to twój dzień. Ha, zobaczymy. Mają tu ogłosić zwycięstwo. Biedak się rozmarzył. Niby wie, że czarny go wkręca, ale wizja wygranej nie daje mu spokoju. Poeta numer 11 z wierszy składa samolociki i rzuca je przez salę. Nagle pojawia się wąż. Publiczność z tyłu szybko wskakuje na krzesła. Zaczyna piszczeć. Jakiś koleś włącza parnik, praży boczek z cebulą i obiecuje głośno na kartę. Poeta numer 4 czyta coś o 14 lipca. Nikt go nie oklaskuje. Nikomu nieznany Samarytanin chce postawić piwo. Większość odmawia, ale i tak to miło. Oburzona koleżanka ryczy. Do diaska, gdzie kobiety? Gdzie w waszych wierszach kobiety? No, ale chyba tak jest. W naszej poezji obecni są jedynie mężczyźni. Wiersze poety numer 1 są głupie. Na stronie zagaduje mnie kawa w skórzanej kurtce. Mówi, wiesz, też coś tam skrobię. Dawaj, pogadamy o poezji. Może innym razem? Odbąkuję i uciekam jak najdalej. Z powrotem na salę. Wiersze poety numer 3 w większości przypadają do gustu. Czy poezja to tylko rolada abstrakcyjnych słów, jedynie piękne kłamstwo? Poeta numer 10 czyta ledwo trzymając się na nogach, aż pada. Czy książki są w stanie unicestwić świat? Poeta numer 8 gubi kartki. Wiersze pokotem ścielą się na podłodze. Wieczór dobiega końca, ja się zastanawiam, dlaczego oni piszą takie gówna? Po co wszystko czytają, a nawet publikują? Komu oni są potrzebni? Napada na mnie moderatorka i organizatorka. Mówi, że zepsułem wieczór. Drze się na mnie. Próbuję jej przerwać, ale nic z tego. Drze się. A ja proszę o głos. Drze się. Proszę o głos. Wreszcie daje mi coś powiedzieć, więc mówię jej, żeby spierniczała. Do końca życia już nie usłyszę od niej dzień dobry. Ačiū Anai, ačiū Benediktui, nuostabus viskas taip ir vyksta, kaip už eilėraštį. Ačiū Benediktui, nuostabu. Ačiū Anai, ačiū Anai. Labai gražiai. Dabar kviečiame Dianą Paklauskaitę, kuri... Taip, aplodismentais pasitinkam druskininkietę. Būtent, kuri prisijungė pas mus druskininkuose. Prašau. Ir jos eilėraščius paskaitys vertimus į lenkų kalbą irgi Anna Kravčik ir Emilija Arnutovska. Labas vakaras, labai smagu čia būti kaip ir vietiniai, bet ir kaip lyg ir svečiai, ir labai dėkoju savo vertėjom ir už darbą, ir už tą labai šiltą ir tokį labai lengvą bendravimą tikrai žmonės, taip lengva bendrauti ir jauku. Tai, žinau, kurį čia pirmą, bet kurį, ne apie Dubliną. Šiandien Dublinas nusiskutęs, šiandien Dublinas įsipustęs, šiandien Dublinas šypsosi. Šiandien Dublinas apsiplovė žaizdas ir pasitepė jodu. Šiandien Dublinas apsivilko švarius marškinius, įsivalė batus ir pasikeitė kojines. Šiandien Dublinas išėjo pasivaikščioti į savo centrą. Šiandien Dublinas firminiai Butler kaviniai išgėrė latai iš balto porceliano puoduko. Šiandien Dublinas laimingas, šiandien Dublinas kultūringas. Šiandien Dublinas pamiršo peiliuką hostelyje. Dzisiaj Dublin okolony, dzisiaj Dublin wystrojony, dzisiaj Dublin się uśmiecha. Dzisiaj Dublin obmył, rany posmarował jodyną. Dzisiaj Dublin założył czystą koszulę, wyczyścił buty i zmienił skarpetki. Dzisiaj Dublin poszedł na spacer do swojego centrum. Dzisiaj Dublin w firmowej kawiarni Butler's wypił latę z białego porcelanowego kubka. Dzisiaj Dublin szczęśliwy, dzisiaj Dublin kulturalny, dzisiaj Dublin zostawił nożyk w hostelu. Va šitaip iš lėto po truputuką atstumiu pasaulį nuo savęs, atsiriboju, trokšdama nepaleisti iš akių tos vienintelės kregždės,
Žinau, tai kvaila, žinau, neteisinga, sugniaužti saujo į keletą gėlių, sugniaužti saujo į keletą žmonių, kai pati vos prakvėpuoju, suspausta kumštyje, tokia mažutė. Bandau išsilaisvinti, bėgti, bandau pritapti, šypsotis, linkčioti, atsakyti, pasidažyti, nesinervinti, nesiginčyti, pusryčiauti kartu su visais, neniurgzėti, kad šalta, kad medžiai iškirsti, kad fazaną numušė, ta kvailai išblizginta raudona mašina. Va šitai, iš lėto, po truputtuką, apkabinu pasaulį, nors iš tikrųjų norėčiau tik vieną žmogų. Stoties perone, kai vairuotojai žvilgčioja, bet neskuba uždaryti autobuso durų, žino, vakarais nebūna spūsčių, į tašką B atvyks pagal grafiką. I tak powoli, pomalutku, odpycham od siebie świat, odgradzam się. Mam tylko nadzieję, że nie stracę z oczu tej jedynej jaskółki. Wiem, że to głupie, wiem, niesprawiedliwe. Zgnieść w dłoni kilka żołędzi, zgnieść w dłoni kilka osób, kiedy sama ledwo oddycham, ściśnięta w garści, taka drobna. Próbuję się uwolnić, uciec, próbuję się dostosować, śmiać, mówić, cieszyć, malować, nie denerwować się, nie walczyć. Siadać ze wszystkimi do śniadania, nie marudzić, że jest zimno, że wycięli drzewa, że idiotycznie wyglancowany czerwony samochodzik przejechał bażanta. I tak, powoli, pomalutku, biorę w ramiona świat. Choć tak naprawdę to chciałabym tylko jednego człowieka na dworcu, kiedy kierowca już zerka, ale jeszcze czeka, z zamknięciem drzwi autobusu. Wie, że wieczorami nie ma korków i do punktu B dojedzie zgodnie z rozkładem. Žinot, yra visokių užkratų, yra pavojingų, yra mirtinų, bet yra labai geras užkratas, kai vertėja pradeda rašyti pati eilėraščius. Irena Aleksaitė vertė kitų eilėraščius iš lenkų kalbos, jinai ir prozą žinoma daugiausia verčia, ir ėmė ir parašė pati tokius keliaeilius, o juos į lenkų kalbą išvertė Anna Kravčik. Na, žinokit, keista šitoj vietoj stovėti, nes visada stoviu ten. Čia aš juos pavadinau keliaeiliais, nes haiku, na, per gražus pavadinimas tokiems drikiams, kaip čia man išėjo. Taigi, norėčiau mirti jauna, kupina gyvenimo džiaugsmo, bet kaip galima vėliau. Pažiūrėjau į vieną veidrodį, kitą, trečią. Anksčiau jos dirbo geresnius. Lentynoje knygos vis karščiau glaudžiasi viena prie kitos. Kokia meilė! Jūra šniokščia, niršta, daužosi, nori ištrūkti, krantas neleidžia. Išsiburti myli, nemyli, nusiskyniau ramunę su 3 žiedlapiais. Langas skiria ne lauką ir vidų, o 2 pasaulius, susisiekiančius. Pageltęs klevo lapas nusklendė žemė, pagaliau laisvas, negyvas. Kaminas juodais dūmais spjaudo į saulę. Ir ką? Akmenukas linksmai pašokdino ramiai nurimusį tvenkinį. Sėkmė nusišypsojo, pabėrė saują riešutų, neišgliaudytų. Chciałabym umrzeć młodo, pełna radości życia. Tylko tak późno, jak się tylko da. Spojrzałam w jedno lustro, drugie, trzecie. Kiedyś działały lepiej. Książki na półce ściskają się coraz mocniej. Co za miłość. Może się miota, szarpie, rwie. Próbuje się wyrwać. Brzeg go nie puszcza. Do wróżby kocha, nie kocha wybrałam stokrotkę z 3 płatkami. Okno nie rozdziela domu i dworu, ale 2 światy, które się stykają. Zżółkły liść klonu opadł na ziemię. Wreszcie wolny, martwy.
Komin czarnym dymem splunął w słońce. No i co? Kamyk radośnie obtańcował cichutko wyciszony staw. Los się uśmiechnął. Zesłał garść orzechów niewyłuskanych. O dabar paskaitysime eilėraščius tų, kurių čia tarp mūsų nėra. Vieną eilėraštį mūsų klasiko Radausko išvertė Paulina Ciucka ir originalą paskaitys Vladas Braziūnas ir vieną Jurgitos Jasponytės eilėraštį į originalą paskaitys Irena Aleksaitė. Kviečiam Pauliną Ciucką vertėją į lenkų kalbą. Henrikas Radauskas. Audra. Liūdnų miškų rūstus kirtėjas, į juodą girią šoka vėjas ir krenta lapai ir lašai, o tu eilėraštį rašai. Ir skamba šakos tartum stygos, ir maišos miško senos knygos, per dangų liejasi dažai, ir tu eilėraštį rašai. Kad jūroj skęsta baltos būrės, kad plyšta debesų kepurės, bet tau to vėjo per mažai ir tu eilėraštį rašai. Nuo tavo kirčių siunta vėjas ir tau dangus vulkanais liejas ir dega girios ir laukai, kuriems tu žūti įsakai. Burza. Wiatr drwal do kniei wpadł i z wszystkich drzew strącił krople, strącił listki i przerwał smutną, ciemną ciszę. Ty jakby nigdy nic wiersz piszesz. Na strzępy drzew pradrzewne księgi, na niebie znaczy barwne pręgi, w drzewa uderza jak w klawisze, a ty w najlepsze wciąż wiersz piszesz. Nim nie rozkażesz, nie przestanie. Potopi statki w oceanie, pozrywa chmurą czapki z głów, a ty wiersz piszesz. Szkoda słów. Niech hula rzucasz, tak jest ładnie, niech wszystek ogień niebu skradnie, podpala pola, lasy, światy. Tyś wszechświat spisał już na straty. Jurgita Jasponytė, raidėmis. Kai nyksta kalba, ne po raidę ji nyksta, po žmogų. Po žmogų nyksta atmintis, kalbos, tikėjimai, žodžiai, darbai, šventės. Kai atsiranda kalba, ne po raidę ji atsiranda, net nežino, kad ją užrašys, raidėmis. Dosłownie. Kiedy język umiera, nie umiera litera po literze, ale człowiek po człowieku. Z każdym człowiekiem nikną wspomnienia, mowa, wierzenia, słowa, praca, święta. Kiedy język się rodzi, nie rodzi się litera po literze. Zresztą nawet nie wie, że zostanie zapisany dosłownie. Dabar norėtume vis dėlto prisiminti bent trumpam poezijos būdu tuos žmonės, kurie vis dar kovoja už savo ir mūsų laisvę. Ir paprašysim Benedikto Januševičiaus, kad jisai paskaitytų Dmitro Lazutkin eilėraštį Indijos vandenynas, kurį jis išvertė į lietuvių kalbą, tarp daugybės kitų eilėraščių, žinoma, kuriuos verčia į lietuvių kalbą. Ir taip pat paprašysim Kacparo Hermano, kad jis paskaitytų Marcin Gočkovski išverstą Lazutkino eilėraštį į lenkų kalbą. Tai bus toks gražus 3 kalbų sąskambis, o autorius ukrainietis Dmitro Lazutkin. Trumpai tik paminėsiu, kad Dmitro Lazutkiną
yra buvęs Lietuvoje 12 metais poezijos pavasario festivalyje, o šių metų knygų mugėje jis buvo kalbinamas vaizdo ryšiu ir jį kalbino žurnalistas Jonas Bruveris. Indijos vandenynas. Ką jį veikia Indijos vandenyno pakrantėje? Žiūrėjo, kaip saulė atsargiai sėda ant bangų ir ima suptis, valgė saldžius vaisius po palmėmis, lakstė motoroleriu, rangėsi tarytum gyvatė gulėdama ant smėlio, rūkė kvapnę žolę, šoko, meditavo, fotografavosi su drambliais. Tikriausiai kaip tik taip ir buvo. 10 dienų šviesos, 10 dienų laisvės. Grįžo Nina lėktuvu per Varšuvą, persėsdama vaizdo ryšius, spėjo pabendrauti su dukrele, kuri pasiliko su jos tėvais namuose Mariupolyje. Jos mažyliai buvo 4 metukai, ji juokingai ištardavo atskirus žodžius, ypač neseniai išmoktus. Pavyzdžiui, kalbėdama apie raketas pasakė: "Mam, o pas mus laketos." "Kokios laketos, ką tu ir vėl išsigalvoji?" "Mam, pas mus bombos." Taip Nina pasiekė žinia, kad karas prasidėjo. Po kelių minučių jos reisą atšaukė, kaip ir visus kitus reisus ta kryptimi. Kitą dieną tapo aišku, kad toliau bus tik blogiau. Apšaudymai stiprėjo, ėmė rastis pranešimai apie pirmuosius žuvusius ir baisų sugriautų daugiaaukščių vaizdai. Tarpai tarp pokalbių telefonu nepakenčiamai prailgo. Jau važiuojant mikroautobusu iki Ukrainos sienos ryšys su dukrele ir tėvais nutrūko 7 dienoms, kaip paaiškėjo vėliau. Per klampų laiką į pasaulį šliaužė pavasaris. Abonentai buvo už ryšio zonos. Naujienos, kurios pasiekdavo, gniaužė kvapą, visiška miesto apgultis, tad kaip oras galėjo patekti į jos plaučius. Jis skaitė apie civiliams skirtus humanitarinius koridorius, kuriuos užšaudė rusų kareiviai, skambino kaimynams, klausė, kada paskutinį kartą matė jos dukrytę, perklausinėjo per girgždesius ir krebždesius ragelį: ji gyva, ar girdit mane, ji gyva. Prieš jos mažytę mergaitę Putino armija panaudojo salvinės ugnies sistemas, toliašaudę artileriją, aviacinės bombas, taktinės raketas, daugybę tankų, minosvaidžių ir šaunamųjų ginklų. Nuolatos drebulys ir vibracija. Rašė, kad miestas sugriautas 50%, paskui 70%, galiausiai 90%. Begalinė gaisravietė, mirusi žemė, į kurią paukščiai grįžo tarsi namo, bet rado tik sudegusius lizdus ir išskrido visiems laikams, priblokšti, įbauginti, palūžę. Nina apgalvojo visus įmanomus variantus ir dėl viso pikto neįmanomus. Tuomet, kai jai paskambino iš nepažįstamo numerio, ji jau buvo viskam pasirengusi. Kai paaiškėjo, vieną dieną į jų slėptuvę užėjo žmonės su automatais, greitai visus surinko ir nuvežė kažkur prie Rostovo. Daliai teko laikinai pasilikti Donecke, kaip tik iš ten ir skambino. Nina klausėsi nepažįstamo balso ir mintise meldėsi, išgirdo pažįstamus ir apsiverkė. Jai pavyko susitarti dėl visko, beveik stebuklingai. Ji paėmė juos blokpostę, pro automobilio langus plaukė žemi debesis ir aukšti medžiai. Beveik visą kelią mergaitė miegojo ant galinės sėdynės, jau už Peremislio, pabudintai žulios ryto saulės. Iškart paklausė: "Mama, mamytė, pasakyk, o kaip tau Indija? Prašau, pasakyk, kaip tau Indija?" Išplaukęs horizontas graužė akis, kai šis kelias pasibaigs, mes būtinai apie viską pasikalbėsime. Ocean Indyjski. Co robiła na brzegu Oceanu Indyjskiego? Patrzyła, jak słońce ostrożnie osiada i skacze na falach, wcinała słodkie owoce pod palmami, szalała na skuterze, wiła się jak wąż na rozgrzanym piasku, paliła aromatyczne zioła, tańczyła, medytowała, trzaskała selfie ze słoniem. Pewnie tak właśnie było. 10 dni światła, 10 dni wolności. Nina wracała samolotem przez Warszawę. Podczas przesiadki zdążyła odbyć rozmowę wideo z córką, która została z jej rodzicami w domu w Mariupolu. Mała miała 4 lata. Zabawnie przekręcała słowa, szczególnie nieznane. Chciała powiedzieć o rosyjskich rakietach, a mówiła: "Mama, łakiety, łakiety".
Jakie łakiety? Co ty wymyślasz, dziecko? Mamo, bomby, bomby! Tak Nina dowiedziała się o wybuchu wojny. Po kilku minutach jej lot odwołano i wszystkie inne w stronę domu. Następnego dnia stało się jasne, że będzie tylko gorzej. Ostrzał przybierał na sile, pojawiły się informacje o pierwszych zabitych i okropne zdjęcia zrujnowanych wieżowców. Dystans między rozmowami telefonicznymi rozciągał się w nieskończoność. Kiedy jechała busem na ukraińską granicę, straciła łączność z córką i rodzicami. Potem okazało się, że na 7 dni. Przez zawiesinę czasu wiosna wpełzała do świata. Abonenci byli zupełnie nieosiągalni. Docierające wiadomości tamowały jej oddech. Pełne oblężenie miasta. Pełne oblężenie miasta. Skąd płuca mają czerpać powietrze? Czytała o korytarzach humanitarnych dla cywilów, ostrzelanych przez żołnierzy rosyjskich. Dzwoniła do sąsiadów. Pytała, kiedy po raz ostatni widzieliście moją córkę? Przedzierała się przez zgrzytanie i trzaski w słuchawce. Żyje? Czy żyje? Słyszycie mnie? Żyje? Przeciwko małej dziewczynce armia Putina wytoczyła wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, artylerię dalekiego zasięgu, bomby lotnicze, pociski balistyczne, bardzo wiele czołgów, moździerzy, granatników i karabinów. Nieustanne drżenie i wibrowanie. Pisali, że miasto zrujnowano w 50%, potem, że w 70%, potem, że w 90%. Pogorzelisko jak okiem sięgnąć. Martwa ziemia. Ptaki wracały tam jak do domu, lecz na widok spalonych gniazd odleciały na zawsze. Zdziwione, przerażone, zagubione. Nina brała pod uwagę rozmaite warianty. Niemożliwe, na wszelki wypadek też. Więc kiedy ktoś zadzwonił z nieznanego numeru, była już gotowa na wszystko. Otóż ostatniego dnia do schronu weszli uzbrojeni ludzie. Prędko wszystkich załadowali i wywieźli gdzieś do Rostowa. Niektórym pozwolili tymczasowo zostać w Doniecku. Ktoś dzwonił właśnie stamtąd. Nina słuchała nieznajomego głosu i modliła się w myślach. Usłyszała znajome głosy i rozpłakała się. Jakimś cudem udało jej się wszystko załatwić. Odebrała ich w punkcie kontrolnym za oknami samochodu płynęły niskie chmury i wysokie drzewa. Prawie całą drogę dziewczynka przespała na tylnym siedzeniu. Już za Przemyślem zbudziło ją uporczywe poranne słońce. Zapytała nagle, mamo, mamusiu, powiedz, jak było w Indiach? Powiedz, proszę, jak było w Indiach? Rozmazany pejzaż wyżerał oczy. Na końcu tej drogi o wszystkim porozmawiamy. Dabar kviečiame Vladą Braziūną ir jo kūrybos vertėją Agnieszką Rembialkowską. Auksaplaukė, gegužė, žydinčios kapinės kvapios, nespėjus nublankti ta, kuri žiedlapiuos slepias, kurios neišsilenksi. Lekia plaukuota žvaigždė lanku, galva nukirsta, dausos bedugnės, iš kumščio suspausto varvančios ugnis pražysta ar apantu. Tūnų, ristūnai mėnulio spalvos dūmė pro šalį kelia žiedadulkių sūkurius, beria man ant galvos, o ta, kuri viską gali, tyli, lyg būtų bežadė. Žvakė tarp nykščio ir smiliaus, į smėlį žvaigždė graudulinė, myslė įminus, pranykstančią dieną įmynė, į žydinčias kapines įakmenėjo. Złotowłosa. Maj, cmentarz, kwitnący, wonny. Tam ją widać. Tę, która w płatkach kwiatków się skryła, której nie wyminiesz po łuku. Leci kosmata gwiazda, łuk ściętej głowy. Za światów bezdennych ogień skapuje z zaciśniętej pięści, rozkwita,
Czy to ja ślepnę, czuwam, rumaki barwy księżyca rwą naprzód, wzbijają wir pyłków, pyłek na głowę mi sypią, a ta, co wszystko może, milczy. Jak nie ma, świeca wpleciona w palce, odgadłem zagadkę, gwiazda gromniczna zgon dnia wgniotła w piasek, w kwitnący cmentarz zastygła. Homo exularis. Kraštui, tradicijai, Dievui dirbsi, bet jų neturėsi. Pragaras rojaus pievų, prakalbos į puvėsi, tuštuma dyka vidurė, tuksi juodos meletos, našlės su naščiais prie durų, kryžių pametusis latras. Grįši, vien tik žadėsi, miražo, pažado Dievas, netikras, aklas kaip dėsnis, dėvimas, nenudėvimas. Homo exularis. Dla kraju, tradycji Boga żyć będziesz nieuchwytnych. Piekło to rajskie polany, nad truchłem pochylone. Próżnie w sercu pustki kują czarne dzięcioły. Stanie samotny na progu łotr, co zgubił swój krzyż. Powrócisz, to puste słowa. Bóg przymierza mirażu, jest fałszywy, ślepy jak prawo, nieznośny, nośny byt. Ir pabaigai. Dar vyturys. Dar vienas vertėjas. O, tai aš dar einu nuo mikrofono. Arba jau paskaitysiu, kad išėjau. Paskaitom. Ir tada Vyturys labai linksmai pabaigs. Jo, linksmai. Gerai. Ar čia šitas žodis? Gerai. Tai tada paskaitysiu ir aš vieną savo eilėraštį iš būsimos knygos, kuri jau turėtų pasirodyti šio mėnesio pabaigoje. Taip jau nutiko, kad nors aš prozininkė, bet susikaupė tų eilėraščių ir sugalvojom su leidėju dzūku, Juozu Žitkausku, kad laikas ir parodyti skaitytojams. Taigi, Lady in PDR. Balta servetėlė espreso pelinį, balta padavėjos kasa, lyg pozuotų feliniui. Gaila, kad ne koketės lūpdažis lieka raudonas. Neturiu gradiskos beretės, atleiskite, ponai. Vis prasilenkia mano berniuk išsvajotas, nesniego, širdelės poetinios plotos. Šitiek buvo ištarta, taurės ir vėliavos keltos, šitiek šokta, kad būtų nešalta ir mylėta bokšteliai rudens naktį vėlyvą. Operatorius krenta ant kelių, dar tikėdamas, kad galės tą vienintelį kadrą tau skirti. Šypsos Liudvikas, jau nujausdamas mirtį. Verias lūpos, veržiasi žodžiai, ano amžiaus veidai, tyrinėju juos godžiai. Vis prasilenkia mano berniuk nemylėtas. Stingdo širdinė šaltis, Koeno balsas grublėtas. PDR to znaczy Poetycka Jesień Truskienik. To jest nazwa festiwalu, który odbywa się tutaj od ilu lat? 30 parą. Kas žino, kiek metų jau? Daug. 30. Za dużo. Tytuł. Lady in PDR. Schludna biała serwetka, espresso, Pellini. Biały warkocz kelnerki, wypisz, wymaluj Fellini. Szkoda, że nie kokietka. Jaskrawe szminki ślad. Gradiska bez beretu. Przecież wybaczy pan. Mijamy się, mój ty chłopcze wyśniony. Nie na śnieżnym, na serduszka. Sirdiales w poetyckim przestworze.
Tyle było tu wyznań, wznoszono toasty i flagi, tyle było tu tańców. Zimno już więcej nie było. Była i miłość w wieżyczce, późno w nocy jesienią. Operator pada na kolana, na kolana. Wciąż nie traci nadziei, że to tobie poświęci kadr ten jeden, jedyny. Uśmiecha się Ludwikas, już przeczuwa, że umrze. Wargi nadal są w ruchu, wyrywają się słowa. Twarz z ubiegłego wieku, ja badam je łapczywie. Mijamy, mój chłopcze niekochany, serce skół mi nie mróz, lecz głos Koena chropawy. Ir dabar jau kviečiam Vyturį Jarutį, jis skaitys savo eilėraštį ir savo paties vertimą į lenkų kalbą, o kitą eilėraštį ir pasakysit, kaip galų gale sutarėt, kaip jis vadinasi, nes man tai buvo tai pasakyta Lūžusios kojos sala arba Šiaurinis krantas. Tai nežinau, koks čia bus pavadinimas, vertė Agnieszka Rendbielkovska. O vis dėlto bus ekskursija vienas. Bet bus Šiaurinis krantas, bet Šiaurinį krantą išverčiau aš, o ekskursija vienas Vyturys. Tai jis čia. Bet suredagavo Agnieszka. Reikės ir versti. Poetas, kurio vos nepamiršo. Dar vienas personažas Benediktui prie jo eilėraščio apie poezijos vakarą. Poetas, kuris verčia, tai toks savaime suprantamas dalykas yra beveik, bet vertėjas, kuris ką nors parašo, tai visai nesavaime ir visai nesuprantamas dalykas ir dar net truputį nepadarus. Čia toks trumpas eilėraštis, tokia impresija, gimęs klausantis tokios kanadiečių šiuolaikinės kompozitorius Barbaros Monk-Feldman kūrinio, ir tas kūrinys yra kažkas tarpinio tarp tylos ir muzikos. Jo klausydamasis nežinai, ar yra visiškai tylu ir tik tau gvaidenasi, kad kažkas skamba, ar tyla banguoja tyliai. Tas kūrinys vadinasi Šiaurinis krantas, kaip ir eilėraštis. Ne ką žinai, ką girdi. Plazda garsas, lėtai, varpeliai oro šilti, nebanguota, tik pursleliai iš kur, nežinia. Tu sapnuoji, tikrai, tu sapnuoji. Skambina vienu pirštu pro atvirą langą, tarp gubojų, nevėjuota, tik siūbuoja. Kodėl, nežinai. Północny brzeg. Wiesz, co słyszysz, łopocze dźwięk powoli. Dzwoneczki powietrzne w cieple nie wzbierają fale, więc skąd te bańki piany, nie wie nikt. To musi być jakiś sen, naprawdę śnisz. Coś grają jednym palcem na otwartym oknie. W gipsówkach nie wieje wiatr, więc dlaczego tak drżą? Nie wiesz nic. Ekskursija vienas, bet daugiau ekskursijų kažkaip nebuvo. Visą laiką taip norisi vienas ir tada galvoji, pareigoja. Ko nenumeriau iš juoko, rimtai, taip man buvo juokinga, ko nenuskridau nuo dviračio, taip juokinga buvo, laiminga širdimi kaip mažas vaikas dievaži, nuvyniau į tamsą, inkrustuotą neono, taip man buvo lengva, silkės ir degtinės ministerija,
žmogui gal vienintelė tikrai reikalinga. Tik pasakysiu, kad Krokuvoje yra toks restoranas, kad vadinasi Silkės ir degtinės ministerija. Wycieczka 1. Omal nie skonałem ze śmiechu. Poważnie. To było takie śmieszne, że prawie zleciałem z roweru. To było takie śmieszne. Serce rozradowane, jak u dzieciaka, słowo daje. Pedałowałem w ciemność inkrustowaną neonem i tak mi było lekko. Ministerstwo śledzia i wódki. Chyba jedyne, naprawdę niezbędne. Jaučiuosi išganytas ir dėkoju mūsų ganytojai Birutei ir visiems, kurie padėjo. Ačiū. Ačiū Jums. Visi eilėraščio posmeliai išsipildyti. Viskas pildosi. Na ir aš dar noriu taip pat už labai gražų ekspresyvų skaitymą maišiuką įteikti mažą dovanėlę Anai Kravčiuk. Čikra, tai neteisingai, jau čia kažką prisakiau. Anai. Kravčik. Ačiū labai, jūs labai Tai ar visi buvo pakviesti, ar visi skaitė, ar visi save parodė, ar ko nors nepamiršom, vyturėlis va ten nutupė toli gale ir vos nepamiršom jo. Gerai, tai jeigu jau viskas, tai tiesiog padėkosim Jums už dėmesį, už visus eilėraščius, už visas šypsenas, gražus skaitimus, puikius vertimus, gerus tekstus. Ir vieni kitiems palinkėsim, kad vis dėlto ta mūsų svajonė išsipildytų ir kitais metais vėl galėtumėm susitikti po šio svetingų stogų, jeigu priimsim. Žinoma, mano žodžiai tokie pabaigai. Čyrų vyrų ir atskrendam. Taip, žinokit, kaip jūs tiesiog sėdim greta, bet jūs tai nežinot, o ką aš parašiau Seimeliui. Linkiu literatūriniam Seimeliui kūrybinės sėkmės, gyvuoti dar daugelį metų ir džiaugsimės. Jei mūsų draugystė tęsis, tai vis dėlto, Birutėlė, labai lauksiu jūsų ir kitais metais. Nuoširdžiausiai linkiu Jums iš visos dzūkiškos širdies daug sveikatos, akvatos ir dar susitikti kitais metais. Ačiū labai, tekstai nuostabus. Nežinau, aš kaip pat nesu nei poetė, aš esu tiesiog klausytoja. Man šių metų tekstai kažkokie, nepykit, bet ypatingi. Ypatingi man šių metų tekstai, eilėraščiai kažkokie, nežinau, visiškai skiriasi nuo pernai metų, man jie tokie, kuo labiau, žodžiu, norėjau pasakyti, kad kuo toliau, tuo labiau įsitraukiu į Seimelį. Gerai. Seimelis bus. Ačiū visiems labai, nuoširdus ačiū. Oi, ne viskas, klausykit, taigi aš, man visai sklerozė jau. Jokios sklerozės. Turiu tik tai nežinau, nešt ar nenešt. Tiesiog nenešiu, nes čia didelis svoris. Taip va, tai žodžiu, dėkodami visi direktoriai ir visam kolektyvui už tokį gražų priėmimą, sugalvojom, kad, nežinau, turit, neturit Justino Marcinkevičiaus visą šitą seriją raštus, tai prašom, skaitykit, turėkit, džiaukitės, dalinkitės ir na, nežinau, ar pataikėm, ar nepataikėm. Bet manau, kad skaitytojų tikrai atrasim. Tai labai dėkojam ir džiaugiamės. Už tokią nuostabią dovaną tikrai pataikėt, čia net negali būti kalbos. Čia pataikyta 100%. Ačiū labai visiems. Ačiū.